papasakosiu jums žmonės apie energijas ir papasakosiu, kaip gintis jums energijom. Energetinis apsaugos gestas, mudra, klausykit, jums pravers. Jūsų ranka ir jūsų pirštas yra didelis ginklas. Jūsų pirštai išeina energijos, iš galvų pirštų išeina energijos. Kiekvienas pirštas atsako už tam tikrą energiją. Štai ranka. Šitas pirštas atsako už karmą. Šitas pirštas atsako už valdžią. O šitas pirštas atsako už energijas. Ir kada sugniauži, gauni špygą taukuotą. Ir jeigu jūs atėję į blogą kompaniją, matot, jūs kažkas apkalba, ant jūsų sako kažkokį blogą žodį, špygą sugniaužkite kišenėje. Ir įsivaizduokite, kad tie žodžiai praskrenda pro jūs pikti. Jūs apsaugoti nuo pikčiausių kerų magijos būsit. Mūsų protėviai žinojo šį galingą karminį ginklą, energetinį ginklą. Kada jų špygą sugniaužęs, jūs nepasiekiamas. Nei vienas blogas žmogus jūsų negali apkalbėti ir jum pakenkti. Visi žodžiai praskrenda. Visi pikti žodžiai sudūžta. Iš špygos skyda senovių protėvių išmintis. Už tai jie rodydavo špygas arba sugniauždavo kišenių špygą. Taip kad špyga jūs saugos nuo piktų magijos visokių reiškinių, nuo piktų kalbų, nuo piktų užkalbėjimų. Jūs nepaliečiamas. Pikti žodžiai skris pro šoną ir kaip į skydą atsitrenks į špygą. Špyga taukuota, blinda sakydavo, maginė apreiškimą. Juoda magija tiesiog dūžta į skydą. Bet didžiausias priešas yra tas žmogus, kuris atėjęs jums ant peties verkia, o jūs dėl jo bėdų pergyvenat ir viską sugeriat. Jis iš jūsų atima gyvybinę energiją, jis taip sotina, jo demonai taip sotinasi ir iš jūsų atima gyvybinę energiją. Ir jūs vystat kaip obuolys, tai ir baisiausiai priimti svetimas nuoskaudas ant savęs imti. Taip kad saugokitės tų žmonių, kurie verkia jums ant peties, tų draugų, kurie verkšlena, jie jums atneša nelaimės, nelaimingą rytojų, jie jums sukuria nelaimingas situacijas, jūs pergeriat tą visą, sutinkat su tuo, kas vyksta. Ir jūs sugeriat jo blogį, o jis paima iš jūsų gyvybę. Ir tada jis eina pas kitą žmogų, jam ant peties įsiverkia ir po to dar pas kitą eina. Ir taip jo demonai pasisotina ir ima iš žmonių gyvybinės energijas. Taip kad saugokitės tokių žmonių, kišenių sugniaužkit špygą, jeigu nuoskauda kažkas jums lieja tyliai. Tos minties nepriimkit ir nepergyvenkit kartu su tuo žmogum. Jums nereikia kartu pergyventi. Jums geriau tą žmogų, jūs geriau palaikykit ir visą laiką raskit sprendimą iš tos situacijos, su pozityvu, su energija, o ne kartu verkti. Saugokitės verksnių žmonių, kurie verkia jums ant pečių, jie siurbia jūs. Ginkitės, žmonės, ginkitės nuo viso pikto. Špyga. Kada tu špygą būni sugniaužęs, tu įsivaizduoji, kad pikti žodžiai, kurie ant tave sakomi, tau praskrenda, dūžta į tave, jie tau nieko nepadaro. Energetinė apsauga su tavim. Protėviai žinojo šį galingą ginklą. Špyga taukuota. Tu nieko negausi, tu nieko iš manęs nepaimsi. Špyga tau.